Žiemos pasakai tęsintis visai netrukus sužinosime, ar ir toliau tą baltą gražų sniegą lydės saulė, kokią turėjome bent jau vakar čia sostinėje. Kartu su mumis sinoptikė Ineta Donoravičiūtė. Labas rytas, Ineta. Labas rytas. Jau antroji sausio savaitė įsibėgėja. Kokiosgi buvo tos pirmosios 2 savaitės, nes naujosios dar rodos pasitikome taip ne visai ant sniego, o dabar jau kai kur per pusnis net ir išbristi sudėtinga. Taip, iš tikrųjų, ši iššūkis kelinti žiema, galima sakyti, tikrai tęsiasi. Tai, vien ši savaitė labai kontrastinga, jeigu prisiminsim praėjusį penktadienį, kada iš pietų atsilinko ciklonas kartu su nemažai sniego ir sukėlė tikrai sudėtingas eismo sąlygas sostinėje, daug prisnigo, vietomis ir pustė. Ši savaitė vėlgi ramesnė, sniego mažiau, bet temperatūra kandžiojasi. Tai pirmadienio ir antradienio naktys bei rytai buvo šalčiausi šią žiemą. Pragiedrėjus temperatūra krito vietomis iki 22-24 laipsnių šalčio, tai šalčiausia buvo rytiniuose, centrinėse šalies rajonuose. Ir aplamai prabėgo jau pirmoji sausio pusė, sausis įpusėjo, tai ta pirmoji pusė žinoma, kad žiemiška, pirmasis sausio 10-adienis buvo šaltesnis už daugiametę normą, maždaug 3 laipsniais vidutinė temperatūra buvo žemesnė už daugiametę normą, tai rodo, kad visgi į šaltesnę pusę pirmoji sausio pradžia ir žinoma, kad krituliai labai nevienodai pasiskirstė. Tai pavyzdžiui, pietvakariniuose šalies rajonuose kai kur iškrito vos keli milimetrai kritulių, tuo tarpu vakarų Lietuvoje ir virš 80 mm iškrito. Tai atitinkamai ta ir sniego danga yra labai nevienodai pasiskirsčiusi. Ir artimiausios dienos, ką mums žada, tai rames orų permainas, krituliai turėtų pasitraukti, šiandien tokia bus paskutinė diena, kada dar sulauksime negausių kritulių ir nuo savaitgalio jau įsivyraus sausesnės dienos, bet galėsime daugiau pasidžiaugti saulė ir šviesesnėmis dienomis. O šaltis tęsiasi ir atšilimo tikrai dar nematyti, tai tiek naktį su neigiama temperatūra laikysis, tiek dienomis šaltukas tikrai išsilaikys. Ir visų pirma, norėčiau parodyti sniego dangos žemėlapį, kaipgi atrodo šiuo metu Europa. Tai Lietuva pažymėta apskritimu ir žinoma, Lietuva yra visa balta, padengta sniegu, nors tie sniego kiekiai, kaip ir minėjau, nevienodai pasiskirstė, pietvakariniuose rajonuose sniego mažiau, vakarų Lietuvoje laikosi tą 30, kai kur 40 cm sniego danga. Ir visa Europa taip pat, šiaurės, rytų Europa yra pakankamai snieginga, į vakarus keliaujant to sniego mažiau, ties Vokietija šiek tiek jau pratirpė sniegas, ties Lenkija taip pat to sniego, ypač rytų Lenkijoje, tikrai netrūksta. Šiandien, kaip ir minėjau, paskutinė diena su krituliais, kadangi šiauriau, į šiaurės vakarus nuo Lietuvos keliauja ciklonas, tai ši mėlyna spalva žemėlapyje rodo, kad šiauriniuose, centriniuose šalies rajonuose sulauksime nedidelių kritulių, žinoma, vyraus sniegas, ties pajūriu nuo jūros gali šiek tiek ir mišresnių kritulių pasirodyti, tai ne tik sniegas, bet ir nedidelė šlapdriba gali šiandien iškristi. Dangus bus pakankamai debesuotas, saulės šiandien mažiau, vėjas įsivyrauja daugiau pietryčių krypties, vidutinio stiprumo, ir temperatūra tai vėlgi labai nevienodai pasiskirščiusi, kadangi naktis rytų Lietuvoje šaltesnė, tai ir diena čia numatoma taip pat šaltesnė, tai bendrai tarp 5–10 laipsnių šalčio, pačiame rytinėme šalies pakraštyje, kai kur ir iki 13 laipsnių to šaltis dienos metu išsilaikys, vakarų Lietuvoje ties pajūriu šiek tiek šilčiau, apie 0–4 laipsnius šalčio. Tai labai kontrastingai temperatūra pasiskirsto keliaujant iš vakarų į rytus. Penktadienio naktis šis ciklonas traukiasi visiškai nuo mūsų, tai nebent dar šiauriniuose rajonuose kai kur nedidelių kritulių sulauksime, bet visai nedaug. Ir ši mėlyna spalva rodo temperatūrą, tai kad rytų Lietuvoje bus šalčiausia naktis, tai čia gali spustelti vėlgi šaltukas iki 11–16, kai kur pragiedrėjus pačiame rytinėme šalies pakraštyje ir iki 19 laipsnių šalčio. Tuo tarpu vakarų Lietuvoje šiltesnė šiek tiek naktis, tai čia vėlgi tarp 3–8 laipsnių šalčio temperatūra turėtų laikytis. Penktadienio dieną virš Lietuvos stiprėja aukštesnio slėgio sritis, ciklonas visiškai pasitraukė, tai ta didžiulė aukšto slėgio sritis pradės stiprėti iš rytų. Tai jau penktadienio dieną dangus turėtų giedrėti rytinėje šalies pusėje, daugiau atsiras pragiedrulių saulės, tuo tarpu vakariniai šalies rajonai daugiau dar turėtų būti apniukę, laikysis pietryčių krypties vidutinio stiprumo vėjas, pajūryje šiek tiek bus stipresnis,
o temperatūra dienos metu, žinoma, išsilaikys šaltukas, tai bendrai tarp vėlgi 3-8 laipsnių šalčio, o rytiniuose šalies rajonuose po šaltesnės nakties temperatūra laikysis ir žemiau 10 laipsnių. Šeštadienio naktį tai laukia rami, giedra naktis, žvaigždėta, kadangi tas anticiklonas ir toliau stiprėja, pučia visai nestiprus pietryčių krypties vėjas ir temperatūra žinoma, kad tokia giedra, rami naktį krenta, tai vėlgi naktis tarp 12-17 laipsnių šalčio, na pačiame rytinėme šalies pakraštyje gali būti dar keliais laipsniais ir šaltesnė. Ir šeštadienio diena tai numatoma tikrai graži, saulėta, tas pats anticiklonas, jokių debesų, taip pat ir jokių kritulių, vėjas toliau pietryčių pietų krypties vidutinio stiprumo išsilaiko, na ir temperatūra dienos metu žinoma visur neigiama tarp 6-11 laipsnių šalčio. Sekmadienio naktį orai praktiškai nesikeičia, nes tas pats anticiklonas jisai šiek tiek pasislenka į rytus, bet visai netoli nuo mūsų jis ir išsilaiko. Tai vėjai ir toliau pietryčių krypties, pietų, visai nestiprus ir žinoma naktis sausa, beveik giedra, temperatūra vėl krenta iki 11-16 laipsnių šalčio. Na, pajūryje, nebent tos naktis bus truputį netokios šaltos, tai ten apie 8-9 laipsnių šalčio, žemiau 10 neturėtų kristi. Na ir toliau sekmadienio diena, tai žinoma, kad jokių pokyčių toliau nenusimato, aukšto slėgio sistema, tai vėlgi dangus turėtų būti saulėtas, pasidžiaugsime gražią žiemišką dieną, pietinių krypčių vėjas ir toliau bus nestiprus, jokių kritulių nenumatoma, o temperatūra laikysis tarp 5-10 laipsnių šalčio. Na ir naują savaitę pradedame taip pat dar be pokyčių, tai pirmadienio naktis šalta, sausa ir galima sakyti vėlgi mažai debesuota, tai nakties metu temperatūra taip pat kris iki 11-16 laipsnių šalčio, pajūryje apie 8-9 laipsnius žemiau nulio, na ir tas rytinis šalies pakraštys visomis naktimis turėtų būti šalčiausias. Pirmadienio dieną dar irgi pokyčių menkai, nors jau šiauriau atsiranda žemo slėgio sistema, kuri jau šiek tiek debesų atneša į Baltijos regioną, bet dar mums neturėtų atnešti pirmadienio dieną, tai toliau diena pakankamai sausa, žinoma, kad saulėta, pietinių krypčių vėjas ir toliau nestiprus pučia. Ir temperatūra tai vėl panašiai labai kaip ir visomis dienomis, tarp 5-10 laipsnių šalčio, tai kadangi rytų Lietuvoje tos naktis bus šaltesnės, tai ir dienomis temperatūra išliks žemesnė. Antradienis taip pat orai labai panašus, tik tais jau nakties metu iš šiaurės, iš nuo Baltijos jūros priartėjusi žemo slėgio sistema atneš tokių pavienių debesų. Tai ta pilka spalva ir rodo jau žemesnius debesis, tai šiaurinėse šalies rajonuose kai kur dangus jau gali ir apniukti, o pietiniuose šalies rajonuose ir toliau tokia visai graži saulėta diena antradienio turėtų būti, tai visa para vėlgi sausa, tik tai debesuotumas turėtų kisti, vėjai daugiau pietinių krypčių laikosi, bet ir toliau nestiprus ir temperatūra mažai kom keičiasi, naktis tarp 11-16 laipsnių šalčio, pajūryje keliais laipsniais temperatūra turėtų būti aukštesnė, o dienomis šaltukas išsilaiko, tai tarp 4-9 laipsnių šalčio. Na ir kitos savaitės viduryje pokyčių menkai, tik debesuotumas turėtų kisti, tai vėlgi daugiau debesų vakariniuose, šiauriniuose rajonuose, bet tie debesis kritulių neatneš. Tai visos dienos iki pat kitos savaitės vidurio sausesnės, kaip ir minėjau, saulėtesnės, tai saulėtą galėsime pasidžiaugti ir temperatūra labai panaši laikosi, tai naktimis pragiedrėjus tikrai turėtų vietoms ir žemiau 15 laipsnių kristi, dienomis tas 5-10 laipsnių šaltukas išsilaiko toliau daugelyje šalies vietovių, tai tikrai žiema tęsiasi. Ačiū tau, Ineta, už artimiausią savaitės prognozes, panašu, kad visai gražiai mes ir